Skambinu tokių dalykų, čia kaukolė su ragais, galima būtų pas jūs įsigyti? Jūs turite omeny stirninų ragai? Taip. Kiek vienetų jums reikia? Man žinokit vieno vieneto, nes tokia situacija pas man labai durna, jūs galite išklausyti biškį? Nu, klausaučiu. Susipykau vienu žodžiu šiandien su savo moterim, vienu žodžiu užtikau, ta prasme su kažkokiu čigonu, vienu žodžiu. Dirbau, grįžtu, tai aš galvoju, dabar naktį tyliai įsėlinsiu ir padėsiu ant pagalbės šitus ragus, ta prasme su šitą bledį. Ryte prabus, žiūri, stovi du ragai, karočią. Mintis gera. Mintis gera ir pats dar šitam asilui, blėt, išikną sukišiu tos du ragus. Čia gaunasi dviguba nauda. Boba įsigando ryte, o kitam po to sakysiu, eik čia. Jūs šeiminės problemas spręsite patys. Mūsų įmonė, kai sakoma, jūs pats Kaunietis, Vilnietis. Ne, aš iš Vilniaus šiaip. Tai dar nesakai, aš pats Kaune esu, tai šiandien vakare prie geriausių norų, net nepaduočiau. Rytoj nebent galėčiau. Supratau. Bet rytoj per vėlų turbūt jau. Tai, žinokit, aš rytoj gal ir pats paskambinsiu, o ten Vilniui neturite ofiso ten filialų kokio? Vilniui yra, Vilniui, Kaune ir Šiauliuose, bet Vilniui dabar jau žmogus miegos. Aš galiu nebent jums tik tai rytoj iš ryto aš jūsų numerį, turėsiu 140 ant galo, kelintą jums paskambinti, tada duočiau. Tai aš gal pats pasaksiu, bet šiaip kaip mintis tokia, aš nežinau, man jaučiuosi toks išduotas. Grįžtu po darbo, ta prasme, pavargęs, ta prasme, su tašėm grįžau, žinot, ir man iš rankų, matau, žiūriu, čigonas kažkoks zūlį šalėjos, ir tie apelsinai, visi mandarinai pabiro po visą chatą, vienu žodžiu. Viskas aišku. Aš irgi, kai sakoma, žmogus prie humoro, aš jums pasakysiu, jūs tik supraskit mane teisingai, čia humoro formų yra anekdotas, sako, kai vyrui pasako, kad jisai vaikšto su ragais, sako, nereikia įsižeisti. Aš klausiu, kodėl? Sako, todėl, kad kuo didesni ragai, sako, tuo gražesnis briedis. Tai čia toksai anekdotas toksai yra. Gyvenimas yra gyvenimas. Kaip jūsų vardas bus, tiesa? Mano tai Zigmas. Zigmai, padarom taip, rytoj iš ryto, kažkur tai apie 9 valandą susiskambinam, aš kaip tik savo kolegai, tai ofise bus, aš duosiu numeriuką, nuvažiuosiu, kas reikalinga, pasižiūrėsit. Gerai, bet aš nežinau, aš iki rytoj dagyvensiu, nes aš dabar juodai geriu, vienu žodžiu, kai pamačiau tą bobą su tuo čigoną, tai žinokit. Alkoholyje tai tikrai nerasite. Vieni randa, Įkalt reikia, nieko nesakau, kad apsiramins, bet alkoholyje tiesos nėra. Supratau. Gerai, tada ačiū už pokalbį, labai malonu buvo su jumis pabendrauti ir sėkmės. Gerai, rytoj pasiskambinam. Gerai, iki. Gyvent, kai sakot. Sveikatos, jeigu turėsit. Iki. Gerą vakarą, nesinervuokit. Iki.